jeigu nustatoma, kad nėra testamento, kaip yra sudaromas sąrašas žmonių, kurie paveldės mirusiojo turtą? Nesant testamentui, tiesiog yra nustatomas įpėdinių ratas pagal įstatymą. Tai kas yra tie pirmieji įpėdiniai, ar kaip jie vadinasi, pirmos eilės įpėdiniai? Taip, tai yra pirmos eilės įpėdiniai, yra vaikai ir įvaikiai. Antros eilės įpėdiniai eina tėvai ir vaikaičiai. Anūkai. Anūkai. Liaudiškai, ne, ūkiškai tariant, anūkai. Taip. Dabar pradėkim modeliuoti situacijas, ar ne? Tarkim, šeima augina 3 vaikus, vaikai jau yra suaugę, visi, ir ne tik, kad suaugę, bet vienas vaikas yra jau miręs jų. Ir yra likę to vaiko vaikai, ar ne? Ir tos šeimos miršta vyras, ar ne? Tarkim, lieka jo žmona, lieka 2 gyvi vaikai, jų abiejų, ir visi 3 vaikai, tarkim, įskaitant šitą mirusį vaiką, turi po 2 vaikus, tai reiškia 6 anūkai. Skaičius didelis. Skaičius didelis. Ir kaip dabar testamento nėra, vyras mirė, testamento nėra, dabar jie visi susirenka pas notarą ir sako, tai kas dabar mums kiekvienam priklauso? Ir kam iš to šeimos kas nors priklauso, kam gal iš vis nieko nepriklauso? Įpėdiniai tokiu atveju būtų vaikai, bet duotam pavyzdį, vienas vaikas yra miręs. Taip. Vadinasi, to mirusio vaiko dalis bus paveldima jo vaikų, tai yra mirusiojo anūkų. Ta dalis, kuri priklausė mirusiam vaikui, jo vaikai lygiomis dalimis paveldės būtent tą dalį. Jeigu pageidaus. Tai dabar šita mūsų pavyzdyje žmona sutuoktinė paveldi kiek? Kiek mes turim vaikų? 3. Tai vadinasi, su sutuoktinė būtų 4. Tai vadinasi, sutuoktinė paveldėtų tik 1/4 dalį. Vadinasi, 3/4 dalis dalinasi į 3 dalis, į 3 vaikus. Tai visi paveldi po 1/4. O 1/4 dalį dar pasidalina mirusiojo vaikai. 2 lygiom anūkai. dalim. Taip. Tai šiuo atveju paveldėtojai yra sutuoktinė, 2 esantis gyvi vaikai ir 2 anūkai, kurie yra to mirusio vaiko vaikai. Taip. O visi kiti anūkai nepretenduoja į paveldėjimą. Anūkai jau yra antros eilės įpėdiniai ir kadangi yra jau pirmos eilės įpėdiniai jų tėvai, kurie priima, sakykime, palikimą, tai jie, aišku, tos dalies savo nebegali norėti gauti, nes jiems nebepriklauso pagal įstatymą. Išskyrus tą atveju, jeigu miręs yra. Taip, mes turime vieną mirusį duotam pavyzdį, nes jo anūkai ir paveldė tada to mirusio vaiko dalį.